Dėžutėje gyvena kas? Visi kūgiai. Po visą laiką sviegi. O maža ką. Čia drėgmės netrūksta. Trūksta moto adapterio. Lazeriuką papildomai nusipirksiu. Labas rytas. Šiandien diena turėtų būti superinė, fantastiška. Nežinau, ar viską galiu pasakoti, ar viską rodyti, bet daug maž papasakosiu, daug maž parodysiu. Bet šiandien tai tikrai daug nuplanavęs veikti. Su mocais, su motobloku, žodžiu, su mini ūkiu. Turim vištą su keletą viščiukų. Ir turiu naują pirkinį. Montavimo, ne montavimo, balansavimo staklės. Montavimo pasilikau tas pačias, balansavimo staklės pardaviau ir įsigijau naujutėlės. Einu, parodysiu. Tadam! Štai dar, tik pradėtos pakuot, bet net neišpakuotas. Mano naujos balansavimo staklės. Staklės, vyručiai, staklės. Kodėl aš jas pirkau? Nes senasis pardaviau. O kodėl senasis pardaviau? Nes senos buvo senos ir man netiko ir netitiko mano lūkesčių. O mano lūkesčiai yra tokie, kad nedideli, bet kad galėčiau aš montuoti, montuoti tai galėsiu ir taip, bet kad balansuoti galėčiau motociklo ratus. Tai vat prie šitų staklių jos visiškai paprastos, jokios elektronikos nėra, viskas mechaniškai susiveda, bet dasidėti gali adapteris ir aš jį nusipirksiu papildomai ir bus galima balansuoti motocikliuko ratelius. Tai va, tokios džiugios naujienos mano mini dirbtuvės. Tai va, prasideda darbai, prasideda veiklos. Ką dar pasakyti noriu? Kad paliko Berner kompaniją. Nuo balandžio 1 dienos jau nebedirbsiu Bernerį. Buvo labai faina patirtis, buvo viskas labai džiugu. Tiesiog vadybininko darbas nėra man. YouTuberio darbas taipogi nėra man. Tai yra tik laisvalaikis, nes daug kas galvoja, kad aš čia dirbu. Bet vat mechanika, garažas, manau, kad yra man. Tai ateity ūkis taipogi yra man. Kelionės šiokios tokios irgi taipogi man. Tai gyvenu ir einu į priekį su tų, ką aš noriu daryti ir veikti. Tai va. Tai ir judu. Gal daug kas manęs nesupranta, gal kai kas manęs nepalaiko, bet aš visą laiką elgiausi ir elgsiuosi taip, kaip man yra gerai ir kaip aš galvoju tuo momentu, kad aš teisingai darau ir ateity bus man tik geriau. Tai va, tai čia tokia istorija, kad po to nesakytumėt, kodėl tu čia dabar sėdi garaže, kodėl tu čia daugiau video pradedi kelti ir nedirbi. Ir aišku, buvo sakyti, varyk dirbt, tai va. Nes dabargi žmonės labai visus mokint, įpratę ir mokinam. Tai labai yra džiugu, bet kai nesi paprašęs pa žmogų, kad jis tau kažką papasakotų arba pamokintų, tai gal net nebūtina. Gerai, grįžtam prie temos. Prie kokios temos? Prie staklių temos. Lemba kaip viskas, šaini, taini. Reikia būtinai nusifatkinti, kad ir mini dirbtuvės turėtų staklytės. Dar labai gaila, kad. Žinot ko? Kad neturiu dabar adapterio iš karto. Bet greitu laiku, manau, įsigysiu.
o adapteris bus motociklų ratams. Tai žinot, kokius ratus pirmiausiai išbalansuosiu. Tai taip, tai aišku, kad javos, kienogi daugiau aš galėčiau iš karto išbalansuoti ratelius. Sutepu visą laiką sriegį, o maža ką, čia drėgmės netrūksta, visko gali pasitaikyti. Šiti, man atrodo, čia net instrukcijos vyras neskaito, o daro nesąmonės. Tiek sumokėjau, visiems aktualu. Dabar akcijų šitom staklėm, kas norit, galit nusipirkti 750 pinigų. Paprastos, mechaninės, be jokių adapterių, be jokių priedų. Jeigu norit kažkokių mandresnių, yra to šitos firmos automatinės, visokių yra. Tai kaina nuo 750. Tai va. Kaip tarnaus ir kaip balansuos, būtinai pamatysit. Gal ne šitam video, gal kitam, nes jau yra žmonių, kurie užsiprašė, draugų, kurie užsiprašė, kad padaryčiau šią paslaugą. Tai va, reikia surinkti ir vykdyti kitas šeštadienio veiklas. Va, dėžutėje gyvena kas? Visi kūgiai. Kaip fainiai. Aišku, jie kabinsis visi ten. Šitas tai net nežinau, kam reikalingas. Tokių mašinų nebalansuosiu. Šitą tai dar panaudosiu džipensui. O va šitas tai namiausias bus. Ir va štai šits namiausias iš karto galima bus pasidėti ant ašies. O suteptos, marmolintos, va, linijuoti. Taipogi 100 gramų balansavimo svarelis. Kalibravimai. Replikės. Bet jau tokios kiniškos. Tai kad gal gražiai blizga. Bet jau kiniškumo tai dafiga turi. Net įdomiai taip šitas padarytas. Na, kaip tiek dirbsiu, tai bus ok. Noriu pats riegis. Na kągi, galima pasigrožėti mano staklytėmis. Pum. Tadadam. Plum. Trūkstama to adapterio. Lazeriuką papildomai nusipirksiu. Visi reikaliukai čia. Tik taisi pasigėdau instrukcijos ir aš čia nebuvo. Ar nebuvo? Man atrodo, kad nebuvo. Nes nei vienam, nei kitam neradau maišelyje. Šitos reikia pasidėti. Šitą gal net, kad nesubalansuot šimtiniu. Bet ne, gal nebūsiu toks protingas. Ką? Ar šiandien išbalansuot, ar vėliau. Reikia apsitvarkyti visą šitą jovalą. Bet aš šiandien turiu daugiau darbų negu balansavimai. Tai kiek aš čia šiandien? O, 7:30. Gerai. 9 turi būti Alytoj. Ne su samurajum dar kol kas, bet su golpesteriu. Ir va šitą prikabyti. Atsivešiu dar vieną daiktą į mini dirbtuvės. Šitą neišmesiu, nes dar kol čia šieno yra dulka, tai aš visą laiką jį uždengsiu, laikysim po uždangaliuku. Taip, šiek tiek apsaugodami nuo dulką. Nu, bet kągi tu čia apsaugosi. Tai apsitvarkau, susirenku, kas lieka malkom. Kažkaip tai neradau visų svarelių, tai va taip. Supratau, ko reiks nusipirkti, montavim ir balansavim paleisti. Dar va nusipirkau, jeigu kam,
reikės talko. Žinot, kam reikalingas talkas? Nežinot? Padangom su kameromis. Traktoriukams mini, motocikliukams, dviračiams, kuriuo dar kameros dedasi. Tai jau. Pastos turiu nuo pernai metų, beveik nepanaudota. Ką reikia bandyti jungti ir žiūrėti, kas čia vyksta. Pirmas įsijungimas. O. Na, ką papasakosi? Wow. Mirgu margu. Mirgu margu, Net nežinau, nuo ko čia pradėti, nuo ko čia spaust. Pasižiūrėsiu YouTube'ai, manau, pasimokinsiu. Dabar tam neturiu laiko. Kas čia options? Reikia spaust. Aha. Ką čia daro? Error. Čia tipo pasirink gali. AB. Nu jo, čia dar reikės man pasimokinti. Čia atstumas. Outside. Gerai. Čia va šits atstumas. Kadangi mano rankiniu būdu susiveda. Tada šitas atstumas. Koks čia? Plotis. O čia eras. Čia paprasta. Čia alumas. Alumas taip. Alumas taip. Ir paprastas. O, CSA viskas. F-as ką daro. Set. Nu, pasimokinsiu aš dar. Pažadu, tikrai. Įkasiu šitas staklytės. Net ir pamatysit, kaip Mozarem šitą neremontuoju, bet balansuoju. Dabar ką, atsilaisvinu. Samurajus čikas čia. Golfesteris ten. Truputį reiks atsivežti tą, ką planavau, bet kad čia žiūriu po praeito kartą motociklo vežimo, tai ir priekaba baisi. Ir pats golfesteris baisus golpėkas. Tai reiks dar su žetonu nulieti. Oho, baisus. Bet va, po techo net nevažiavau niekur jo po technikinės. Tai va, diskai net neprirūdyja. Va. Biški, bet jau kaip ant žolės buvau padėjęs, tai visas golpėkas surūdyja. Nu, duosim golfėkai ir tau meilės. Meilės, nežiūriu, kad apleistas. Tai lėkiu atsivežti vieną tokį dalykėlį rimtesnį. Parodysiu ir jums. Užteks 3 žetonų nuliejimui ar ne, ką žinau. Liesim ir priekabėlę. Lupam purvo tirpiklį. Ne, vis dėlto neužteko pilnai numazgoti. Dar imam vieną. Ir pilnai nuplausime. Nes vis tiek jau šitą tai da gal priekabą gavus ir druskių. Tai žinot, ką reikia. Na va, bus keturvertas žetonas, nusiplaus puikiai. Na va, gražiau negu buvo. Subražęs truputėlį. Jau jį man beveik atmušė savo sumokėtus pinigus. Nu, golpesterį. Lekiam. Vienas pirkinukas jau.
Priekabėliai. 200 pinigų. Ir va, turiu krosnelę. Suprantu, kad vasara molis arba špyžiaus gabalą, bet žiema bus brolis. Tai va. Tadam! Pašto dviratis 1940, man atrodo. Ai, tiesa, dėl Royalio tepalai. Aš kadangi neturėjau garantijos Royaliui, tai va, tai naudoju tokius va tepalus. 3 litrai pilasi. Tepaliuko filtras 20 eurų. Originalas. Ir originalas Royalio Enfieldo Ūrų filtras. Žodžiu, matysit, pakeisiu. Kur viskas kainavo. Moto Vilniuje 76 pinigai. Tepalas po 15 eurų. Oil filtras 6 eurų. Oro filtras 25 eurų. Tai kaip čia taip gavosi? Čia parašyta 20 euručių. Nu, iš tikrųjų, esi 6 eurai. Nu, va, naujokas mini ūkio knarkstų. Miegos. Na, va, jau mini ūkija. Kevinai, draugoti. Gal truputėlį per daug vaistų prileido, bet nieko, įsivaikščios. Svarbiausia, kad neįgriūtų kažkur tai. O, kevo bijo. Kevas bijo. Nieko, prasičiūklins ir bus viskas ok. Taip, kevutė. Špinatas naujas jo vardas. Buvo ten. Čia mes vadinsim naujo vardui. Nu, mano hačiukai draugelė, tu gal čia ir gyvenėjau. Prašau. Atėjo aplankyti nuo Danielių reikalų iki hačiuko ir iki malkų. Lemba darbinga dienelė. Neturėjau net kada balansavimo staklių išbandyti. O startavau hebrytę nuo 6 ryto. Tai va dabar lygiai 6. 12 intensyvių darbo valandžikių. Tai nežinau, gal dar kažką reiks nuveikti arba jau tik į dušą ir gult. Kaip sutarė Danieliai, puikiai Kevinas padarė, parodė drąsą ir narsą, stuktelėjo vieną kartą mazgiui ir reikalai tapo aiškus. Dabar mazgysai ėda su mergom. Gerai, nusivaryt priekabą. Kas čia varva kažkur tai bėga, kažkur tai varva, ar kas čia yra? Aha, va. Na, golpėsterį, golpėkė. Da, atmučysiu tave gal kokia. Metelius ir būsi spaudžiamas. Atgimsi kokiom patrankom arba dar kažkuo. Jei taip kiekvieną dieną, kaip šiandieną,
tokia, tai greitai sprogo, net nepajaučiau. Čia buvo prasidėjus diena, čia pasibaigė. Veiklų, reikalų pilna. Nu, rytoj gal šiek tiek lėčiau viskas vyks. Nu, labą dieną, vasara. Tai gal reikia automobilio ratelius pakeisti į vasarinius. Šiaip ne ratelius keisiu, bet viską pakeisim, padangas, ratų neturiu atsarginių viską. Tai turėjau išbandyti stakles ir jums parodyti, bet žinokit, galiu pasakyti tokį dalyką. Nu, nėra baisiai noro. Filmuoti tai gal dar buvo, bet editinti video tai kažkaip tingiu, kažkaip, nežinau, baisiai tingiu. Tai jau staklės seniai išbandytos, puikiai veikia. Projektų pilnas garažas. Galiu pasakyti, jei ne Nerijus ir ne Vaidas, kur vis mane skatina filmuoti, įmeta kažkiek tai euručių, tai jau gal būčiau net trenkęs šitus YouTube'us, visus šitus reikalus. Nes galiu pasakyti tokį dalyką. Užknisa kartais, ne kartais, bet dažnai komentarai. Dar didesnis dalykas užknisa net žmonės, kurie pastoviai rašo kažkokias pievas, klydesius, hebra. Aš niekam nieko neįsipareigojęs. Tai ten tu sakai darysi tą, tai tu darysi aną, tai tu dar samurajaus gervės neuždėjai, tiknikinės nevarai, jau turi traktoriuką. Ten dar kažkas mane mokina, man aiškina. Žinot ką, parodyčiau vidurinį pirštą, bet tiek jau to, nes yra kai kurie gera publika, o kai kurie tokie, kad bet tiek jau to, kai sakau, pasakyk, kad į kontribį įdėjai, tai tu čia pinigų nori dar kažko, nu, hebra, o tai kas nenori už darbą pinigų? Dirbi ten kažkokiam darbė, irgi nori pinigų, tas pats ir YouTube'ą, tai filmuoju, gaištu laiką, tai irgi nori šiokio tokio atlygio, bent laiką paspauskit, arba jau pasidalinkit video, kai kurie tai daro tikrai, bet jau kai kurie tai padėk Dievę, nu, bet kai sakau. Tai žodžiu, dabar yra kita tema, prisiruošiau vis dėl to pafilmuoti, tai viskas, tai vat staklytės jau išbandytos, konkrečiai veikia, fainai veikia, gerai veikia, tikrai super. Dar dasipirkau iš Kinijos va tokį lazeriuką, kad matytųsi, kurioje vietoje dėti, kai sakau, svorį. Tiksliai, labai tiksliai veikia. Tai va dabar tuo pačiu video pabandysiu žmonos automobiliuko padangas pakeisti. Ir vieną ratą parodysiu, kaip čia kas veikia, kaip čia kas darosi. Kažko barškena dar va šitam rate. Tai reiks dar kažkur pasiieškoti ir priežasties barškenimo. Nuo ko reikia pradėti? Tai pirmiausia, aš pradedu nuo slapuko atsukinėjimo. Pasiimu galvutę. Įsisuku kiekvieno rato slapuką. Damkračiuką. Fainuoliuką. Patepu mastele. Čia be krypties, be kamerinės, kelintų metų jos senokos padangėlės. Nu, nelabai. 20 metų, tai kaip jau ir pagyvenusios, bet ką padarysi. Tinkamas priveržimas, įjungimas, pyptelna, viskas ok, dar tokių mažų ratukų nėra balansavus. Viskas čia susiveda rankiniu būdu, tai reikia pasimatuoti 7,5, tai reikia įvesti
7,5. Tada plotis eina irgi rankinio būdu 7. 7. Ir R14. Ir tada čia padėtis, kur svarelius dėsim. Tai vat yra šita padėtis, šita arba šita. Tai šiuo atveju man tinkama šita padėtis. Tai va. Ir ką? Let's begin. Bet balansuoja tikrai puikiai. Na va, reikia 30. Aš aišku nenulapau tų senųjų svarelių, bet matau, kad reiks nulapt, nes dar čia likę senieji svareliai. Tai nulapu. Dar kartelį. Na, šitas net nesisuka. Nu va, vienoj pusėje. Tai ties va šita vieta va eina, va, nėra automatinio stabdžio. Čia eina 30 svarelis, dedasi, va, pasižymiu. Ir tolimesnėje vietoje bus 25. Jei nėra klijų, tai va, paprasčiausiai tik nuriebalinu, bet šiuo atveju yra klijų. Tai naudoju klijų šalinimo priemonę, va tokį NSF K3 lipdukų šalinimo. Tai arba klijus, arba lipdukus jisai kuo puikiausiai nušalina. Tai va, kur va yra truputėlį papurškiu. Va. Ir be jokių problemų, va, kažkiek laiko praeina, keletą sekundžių iki 30. Ir kuo puikiausiai pasišalina klijai. Nu, ta prasme, daug lengviau pasišalina klijai, negu taip va, be tos priemonės. O matot, kaip paprastai ir lengvai atsilupa. Jei iš karto nepadeda, dar truputėlį purkšt, tai aš ir pasikartosiu. Chemija stebuklo nedaro, ji tik palengvina ir pagreitina mūsų darbą. Va, bandom antrą kartą. Nuliukai. Šiaip gerai balansuoja tikrai. Aišku, jos rankinės, bet super. Lemba šiandien tikra vasara. Vau, balandžio 17. Super. Laikas, super viskas. Tai gerai, šiandien tiek. Biški dėl kameros, toks gruziukas, lengvas, bet nieko. Susimatysim kituose video, kaip visą laiką. Štai buvo Gidrys. Tu bandite, labas duosi. Labas duosi, bandite. Labas bandite. Taip ir neišmokinu tavęs labas duot. Gal jūs žinot, žiūrovai, kaip šitą išmokyti banditą labas duot, ką? Kaip bandite tave išmokinti labas duot, ką?